Taip, kraunasi mūsų žaidimas ir Blizzardas neseniai atskleidė visus naujuosius e, karinius vienetus, kurie ateis su HOTS, Heart of the Swarm. Yes. Papildinių naujų StarCraft 2 žaidimų. Aš nežinau, kada jis tiksliai atsiras, bet nemanau, kad labai greitų metų. Na, realiai optimistiškiausiai, aš tai manyčiau, gal po kokių pusmečio, gal net yra nerealiai, bet taip, kaip čia, bent jau kaip norėtųsi man, tai aš nežinau, man atrodo, kad po metų atsiras, kad ir kaip baisiai tai skambėtų, bet iš tikrųjų taip gal ir būtų netgi geriau, nes kažkaip labai jau greit tie papildymai ateis ir išeis, ir nežinau, nebus taip įdomu. Ir, na, bet kuriuo atveju, atsirado nauji kariniai vienetai, tiksliau atsiras, ir nežinau, yra įdomių karinių vienetų, yra nelabai įdomių karinių vienetų ir yra šiaip įdomių patobulinimų ir kai kuriem jie patinka, kai kuriem ne, bet nežinau. Kai ateis laikas, tai susižinosim, kas ten kaip, nes reikia iš pradžių juos išmėginti, tada jau ką nors apie juos spręs. Na, bet kuriuo atveju. Metalopolis žemėlapį kovos Hobotas, mūsų Portugalas ir Defi. Net nežinau kaip. Tikriausiai Defi ir tiesiog vadinsim jį Defi. Ir Defi spėjau galbūt irgi iš figūrė 05 ir atstovaus mūsų Lietuvos komandai. Ir aš tik spėjau, aš tiesą pasakius nežinau, kas tą figūrę 05 atstovauja. Nu, žinau, kad Linuxas ir Inko. O kas dar, tai nelabai iš tikrųjų esu įsitikinęs, na, bet ką esi. Jokio skirtumo. Ir matysim kovą tarp, kaip ir sakiau, Teranų ir Protoso. Ir čia matyt nieko neypatingai. Ai, nu štai. Ai, supratau, kas čia vyksta. Gerai. Ir taip, žiūrėsim, kas čia bus. Ir matom, jau dujos iš karto paimtas pas Defi. Tai galbūt net neįsivaizduoju, kas čia katinusiam daryti. Ir, bet matom, kaip barakai pirmieji yra. Štai matom, zondas čia zondauja. Ir pirmieji vartai ir kibernetikos centras irgi yra pas mūsų Hobotą. Ir dujos pirmas geizeris, aišku, yra. Ir geras, atrodo, netgi darbininkų skaičiai, kiek kasa. Ir ką, toliau vyksta darbininkų darimas ir šitas zondas niekur nebepabėgs. Jį tuoj sušaudys mūsų pėstininkai ir bum. Štai ir žuvo. Ir taip, žiūrėsim, kas čia bus. Matom, čia darbininkai kasa. Darbininkai tai tokie įsiūtę atrodo pas Protosus, nežinau kodėl. Toks bent jau įspūdis susidaro. Ir, na ką, Defis mūsų nieko čia. Nieko Altaf. Hei, geltonas. Nieko čia ypatingai nepamatys, kadangi tai yra kaip ir standartinis, nors štai antras dujų geizeris, aš nežinau, kad, jis pamatė matyti antras dujų geizerį ir supras, kas dedasi, kažkur čia bimbinėja, matyti ieško kokių nors paslėptų į kaupiamųjų kristalų, bet štai pirmasis persekiotojas, prieš 4 pėstininkus čia nepašokinės. Ir matomi Helenai yra konstruojami ir žvaigždžių tas laivų statyklą, orlaivių. Ir matysim 1-1-1 bazės vystymo principą ir pažiūrėsim, kaip jis pasiseks. Ir ready, go. Ok, matytum, tai buvo pauzė kažkokia tai. Ir štai matom, plečiasi savo ruoštų Hobotas ir nemanau, kad tai yra geras sprendimas. Na, aišku, jis nežino, kas vyksta pas Teranus bazė, bet, jis turbūt spėja, kad iš pėstininkų skaičius, kad galbūt ten barakai dar vieni atsirado, dar kažkas tai, bet net nežinau. Pažiūrėsim iš tikrųjų, jis Helenų veikiausiai nematė, bet paliko vieną persekiotoją prie rampos, kad pasižiūrėtų, kas iš jos išbėgs.
o išbėgs nieks, tik pora pėstininkų, štai matom, arčiau truputėlį privedė persekiotoją. Ir nežinau, iš tikrųjų, aš kai nesu protosas ir nežinau, ką tas 1-1, taip sakant, vystymo bazės, ką jis čia gali padaryti, bet sakė, kad labai prieš protosus labai veiksmingas. Ir aš to tikiu, pasitikiu ir matysim numetimo laivą, kuris čia kur nors sustos ir numes pėstininkus ir helinus čionais. Ir su kuo sustabdys mūsų hobo, tai net neįsivaizduoju. Jis tik turi 5-3 sargus ir štai matom dabar jau pamatys, kas čia dedas mūsų hobotas ir atves čia visas savo pajėgas, bandys turbūt numušti šitą medicininį evakuatorių. Štai matom, jėgos laukai yra tragiški iš hoboto pusės, nes jie absoliučiai nieko nepadarė. Nu aišku, dabar bus sunkiau pabėgti mūsų defiui, bet jis kažkaip bėgti ir nenori, nes jis kaip ir puola. Ir taip matom persekiotojai čia, neblogai čia pėstininkai taško viską su medicininiu evakuatorium. Ir matom, defis dabar nori padaryti kuo didesnį ekonominę žalą, kuo daugiau darbininkų sudeginti, nes jis mato, kad jau čia menkos pajėgos iš tikrųjų, bet jų pakaktų išnaikinti šitą visą baliuką mažiuką su helenais. Ir net nežinau, ar ką nors pasiekė. Na, 8 darbininkų nužudymas, na, tarkim 7. Ir štai matom, toliau eina tankai su šmėklom ir ką pamatys mūsų hobo, pamatys tai, ko jis nenori matyti. Ir šiuo atveju hobotas mūsų, na štai matom pirmasis milžinas, tačiau nežinau, ar jis prieš tankus labai geras. Nu, pažiūrėsim, iššok milžinę galvakojis tas. Ir vienu žodžiu, puikiausiai žino, kas dedas dabar hobotas defio bazė. Ir štai matom daugybę barakų, kurių nematė hobotas ir net nežinau. Štai matom, palidovas nukrito. Ir žiūrėsim, kas čia bus. Savo ruoštų daugiau vartų įspinduliuoja hobotas. Ir štai matom pirmasis milžinas, bet jis iš tikrųjų, na, vienas milžinas nėra labai super. Kas čia tokio bus? Nu, matysim taip vadinamai all-iną arba išžudysiu tave su visom, ką turiu. Ir vienu žodžiu, iš tikrųjų manau, kad šitas puolimas labai turėtų būti sėkmingas, kadangi kad ir kokie būtų galingi šitie galvakojai, net jeigu ir jų, nu, 2, nežinau iš tikrųjų, gal 2 ir jau sulaikys, ypač kai dar įsispinduliavo porą persekiotojų ir matysim, vienas darbininkas žuvo, hobo jau viskas supranta, kas čia dedas, defis, ką defis darys, defis atsitraukti jau būtų beprasmiškai iš tikrųjų, jau žala darosi ekonominė ir štai matom darbininkai kaip patrankos mėsa varo. Tiesa, milžinai galvakojai neturi termolinzės išvystytos, taip kad jie toli labai dabar nešaudys, kas yra sumenkina jų efektyvumą labai ženkliai ir matom pirmasis galvakojus griūna, antrasis galvakojus taip pat sproksta ir vienu žodžiu darbininkai pasiteisino, jie kaip mėsa tikrai labai gerai suveikia ir išnaikino, tai yra atkreipia tų galvakojų dėmesį, štai matom viena šmėkla griūva, bet kita šmėkla skraido. Ir taip, tankai su apgulties režimu yra tragiškai stipri jėga, ypač kai dar šmėkla seka, kas vyksta aukštumoje, tai čia yra absoliučiai neįveikiama jėga. Tuo tarpu, štai matom, netgi pastiprinimas sugebėjo atsivežti. Delfis, vienas tankas yra tikrai ženkli jėga, skaitantis su šitais persekiotojais ir fanatikais ir sakyčiau, taip, vienas tankas yra griūva, bet šita rampa užblokuota šitais pėstininkais tikrai štai paliko tik krūvą kojų ir galvų, daugiau nieko. Ir šaunuolis Delfis tikrai labai geras spaudimas.
Ir savo ruožtu blogiausias buvo scenarius iš tikrųjų Hobotui, nes jis iš karto ėmė plėtni, reiškia, jis investuoja į ekonomiką, visą kitą, o Delfis atvirkščiai investuoja į kariuomenę ir gavosi taip, kaip gavosi. Delfis laimėjo. Ir taip, fantastika.